Per vieną minutę parodysiu, kodėl DJI Osmo Action 6 iššlavė iš lentynų per vieną dieną. Didžiausi pokyčiai prasideda nuo jutiklio. Čia naudojamas naujas kvadratinis jutiklis. Dėl kvadrato formos jį fiksuoja daug didesnį plotą nei įprastos veiksmo kameros ir paprastai tai reiškia porą dalykų. Filmavimas tamsoje tampa švaresnis, detalesnis, o vėliau montuojant iš to paties kadro galima iškirpti tiek horizontalų, tiek vertikalų vaizdą, neprarandant svarbios informacijos. Dar viena savybė, kurią labai lengva pajusti praktikoje – kintama diafragma nuo 2 iki 4. Kamera gali automatiniu būdu reguliuoti, kiek šviesos įleidžia į objektyvą. Lauke, saulėje šviesa suvaldoma tvarkingai, o temstant diafragma atsidaro plačiau, todėl vaizdas išlieka ryškus ir gyvas. Svarbus ir naudojimo patogumas. Magnetinis tvirtinimas leidžia ją pritvirtinti praktiškai bet kur, o 50 GB vidinės atminties suteikia ramybės, jei kartais pamirštama SD kortelė. Kamera palaiko tiesioginį belaidį ryšį su DJI mikrofonais, todėl vlogeriams, keliautojams ir sportuojantiems nereikia jokių papildomų blokelių ar laidų. Spalvos taip pat gauna daugiau lankstumo, yra 10 bitų D-Log M profilis ir paprasti film tones stiliai tiems, kurie nori paruošto rezultato iš karto. Galiausiai kamera tvirta, atspari vandeniui net iki 20 metrų gylio ir sukurta tam, kad ją būtų galima laikyti nuolat paruoštą veiksmui. Nesvarbu, ar tai žiemos pramogos, ar jūros kelionės, ar tiesiog kasdienis turinys. Tad jei svarstote apie naują kamerą, išsisaugokite šitą video, kad praverstų prieš sprendžiant.